Sveiki! Šiandien norime Jūs pakviesti iš arčiau susipažinti su teatro namų kvapais. Teatro namų kvapai yra sukurti 2012 metais ir atkeliavę yra iš Italijos, Florencijos. Daugeliui šitų kvapų nebereikia pristatinėti. Tačiau tiems, kurie vis dar ieško kažko išties ypatingo ir kokybiško, norime papasakoti būtent apie teatro kvapus. Tai kuogi jie tokie ypatingi? Šie aromatai yra nišiniai, todėl jie tokie įsimintini ir išskirtiniai. Jų sudėtyje rasite net apie 20% aliejų. O tai reiškia, kad tai yra išties kokybiškas gaminys, kadangi pigesniuose kvapuose randama vos iki 5% aliejaus. Tai yra viena brangiausių kvapo sudedamųjų dalių. Sau kvapą išsirinkti yra gana paprasta, tačiau kągi dovanoti kitiems? Tokiu atveju siūlome rinktis iš mūsų 3 populiariausių kvapų. Šie 3 Nero Divino, oro bei tabako kvapai yra pripažinti populiariausiais visame pasaulyje. Taigi šiek tiek pakalbėkime apie juos. Nero Divino – saldus ir žaismingas. Tai tikra uogų fiesta, kurioje sukasi avietės, žemuogės bei vynuogės, o jas apgaubia paslaptingi smilkalų ir kedro aromatų motyvai. Oro aromatas. Sudėtyje esantis juodieji bei rausvieji pipirai puikiai dera kartu su liepų žiedais bei ambra. Tai yra vienas drąsesnių kvapų, tačiau tuo pačiu jis yra ir paslaptingas. Na ir tabako. Tabako aromatas yra vienas mūsų mylimiausių ir išties abejingų nepaliekantis kvapas. Saldus tabako aromatas praturtintas gvazdikėliais ir apgaubtas saldžia ir šilta vanile. Tai yra kvapas, kurį užuodęs kartą negali pamiršti. Na ir taip pat šiandien su jumis norėtumėm pasidalinti netgi 6 patarimais, kągi daryti, kad kvapas erdvėje išsilaikytų ilgiau ir kvepėtų kokybiškai. Visų pirma, rekomenduojama lazdeles apversti 2 kartus dienoje, kad kvapas geriau sklistų bei išsilaikytų ore. Namų kvapą reikėtų statyti ne aukščiau negu savo akių lygyje. Kadangi kvapas kyla į viršų, pastatytas aukščiau jis netaip gerai jausis. Kvapo lazdeles reikėtų keisti pasibaigus buteliukui, tačiau nerečiau nei kas 6 mėnesius. Būtent purškiamus kvapus rekomenduojama naudoti efektui sustiprinti. Pavyzdžiui, tada, kada ateina svečiai. Didesnėse patalpose rekomenduojama kvapus statyti skirtinguose kampuose. Na, o norint išlaikyti kvapo šviežumą bei intensyvumą, kvapui išgaravus iki pusės reikėtų jį papildyti kvapo papildymu ir taip atšviežinti aromatą. Turbūt galima būtų išvardinti 3 pagrindinės priežastis, kodėl teatro aromatai yra tokie mylimi. Visų pirma, tai puikus kainos ir kokybės santykis. Antra, pati kvapo sklaida, jis iš tiesų puikiai jaučiasi patalpoje. Na ir trečioji priežastis turbūt būtų nepriekaištingas, ikoniškas, itališkas šių namų kvapų buteliukų dizainas. Kadangi buteliuko dizainas yra minimalistinis, nesunkiai jį priderinsite daugelį skirtingų interjerų. Tikimės, kad supažindinome Jūs artimiau su teatro kvapais. Na, o jeigu norite sužinoti daugiau ar atrasti savo naują mėgstamiausią kvapą, mielai kviečiame užsukti į mūsų fizinius salonus Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje arba apsilankyti internete esančioje mūsų svetainėje. Iki!